Labučiai. Kas geresnio mano rezidencijai, tai jau pamatysim. Kamerą apsisuksim. Nu va, šiltnamėlis mano. Šiais metais nesodinau aš visko. Vat visas šitas plotas yra užleistas. Čia kažkas kribždėjo, tai pasisukau pasižiūrėti. Nu, vat visokios rakandai sudėti, nes sandėliukas laikinai išgriautas, tai kol nėra taip. Ir man, žinot, net nereikia. Vat pasisodinau galalį paprikos. Čia pomidorai. Tai visada pilnas būdavo, mums užteks ir tiek. Nes aš nelabai jos valgau, o vyrui tai tikrai užteks. Ir agurkėlius pasisodinau. Uč, įgrįvau į žemės. Pasodinau vėlai, buvo šalta, žinai, nelabai iš antro dygimo tik tais. Šiais metais kažkas tai baisaus su sėkla buvo. Niekada niekas neaugo. Iš antro rozo, tik kaip sakoma, viską susidaiginau, tai va tokie ir maži. Nes faktiškai tokiu metu pas mus jau būna aukštė, jau žydė agurkai. Šiais metais kažkaip tai susivėlinau. Nu ir su sėkla, kaip sakau. Nu, šiais metais kažkokie tai baisiai ir burokėliai raudonieji nesudygo. Nu, vat ir tokie, vat. Čia šiukšlino galas. Čia viskas dar išsineš į kiemą, auginu dar. Čia va tokia paprikytė. Šiltnami va tokie mano reikaliukai. Kieme pražydo irisai. Va šita gėlė įkvepia vanilę. Vanilė, kažkokia vanilinių šokoladų. Jinai tokia labai skanus kvapas. Negaliu pasakyti koks, bet skanus. Daugiau nei vienas taip nekvepia. Tik vat, būtent vat šita tokia ryški, graži. Irisai. Kažkaip jie kitaip vadinami, bet aš jos irisais vadinu. Užmiršau koks pavadinimas. Tai vat, tik pražydo mano irisai. Svarainis gan negausiai žydė. Ir ten toliau vat šitos bijūnai. Jie dar tik žiedus krauna. Kai kur jau matau jau pražydę. O pas mane va čia yra baltasis, jis ankstyvasis, bet dar tik žiedus krauna. Nu, pražys. Jie ir taip trumpai žydė. Taip gražiai pražysta ir toks trumpas jų žydėjimas būna. Daržo tai net nerodysiu. Nieko gero jame. Tik, vat čia auga burokėliai, jie irgi nesudygė kur nekur. Agurkai vat išlindo, ten toliau šparaginės irgi viena kita tik lenda, nežinau, reikės antrą kartą jau sodinti. Va tiek, va, pasidžiaugiau savo gražiosiom gėlytėm. Aš jų taip laukiu, kada pražys jos. Jos man tokios gražios spalvos ir taip skaniai kvepia. O tas geltonas ir vat šitos bent, jos neturi kvapo. Būtent vat šitos kvepia. Kažkokia tai rūšis. Buvau pasinešus. Viena iš pradžių mano era prasidėjo nuo geltonų. Pasidinau geltonas, pamačiau, kad yra tokių violetinių. O paskui pamačiau, kad dar tokių yra. Tai buvo azartą pagavus. Aha, reikia dar tokios spalvos, reikia dar tokios spalvos, reikia trečios spalvos. Va taip ir tokia yra. O dabar kažkaip sustojau, užmečiau. Užmečiau, va tiek ir liko. Net va čia stovint metras nuo šitų gėlių jaučiasi jau tas kvapas, nes vėjas papučia. Ir dar vieną gėlytę pasidžiaugsiu. Sidabrinių lapų brunetė, man atrodo, jį vadinasi. Augalas toks lapuotas, toks žydė gegužės mėnesį, bet mėgsta pavėsį. Tai mes ją va čia prie pavėsinės taip ir pasodinom. Iš ryto gauna saulutę, o po pietų jau būna pavėsėlį. Nu, toks pavėsių augalas. Jeigu teisingai pasakiau, jeigu kas, tai parašysiu tada kaip teisingai. Sidabrinių lapų kažkokia brunetė, va taip vadinasi. Aš bimbinėjau po kiemą ir atradinėjau naujus dalykus. Aš visai neseniai internete skaičiau straipsnį apie dar vieną lietuviškai užmirštą naudingą žolę. To aš jau ją parodysiu. Kibusis lipikas. Pasirodo, tai labai naudinga ir seniai pas mūsų užmiršta žolė. Ir aš čia pakraščius visus valiau. Ne, iš pradžių aš internete knisiausi ir man užkliuvo žolininko toks patarimas, kad kibusis šitas lipikas
labai gera dėl... Nu, atsidarykit, kai busis lipikas internete ir tikrai paskaitysit, kokia jinai yra naudinga dėl šlapimtakių, dėl limfos valymo dalis. Pas mane va, yra, žiūriu, mano kieme, va čia tokia yra ir dar vienoje vietoje, jeigu neišnaikinta. Va, tokia ir aš ją visada išraudavau, visada pykdavau ant jos, galvoju, čia paipo visokiam sienom, visokios pykžolės. O pasirodo, jinai tokia naudinga. Ir aš vat ją tankiai prisiskinu. Netgi gaivą pasidarau iš jos. Tai aš ją nusiskinsiu. Truputį nedaug šakelių. Oi, palaukit, man nepatogu, labai vieną ranką laikyti. Namo net persinešiau, nes ten pradėjau filmuoti, pradėjau skabyti, telefoną išmečiau iš rankų ir užsibaigė. Va, tiek prisiskinu, nusiplaunu ir į ąsotėlį susikišu. Skaičiau ten tokio žolininko patarimų, sakė, vasarą netgi galima gerti vandenį užpylus, palaikius vieną parą, ant rytojos jau galima gerti, jau visas savo savybės į tą vandenį perdos. O žiemai darau, kiek skaičiau, pasidarysiu užpilą ant spirito. Ten 1:10 lašiukų galima gerti. Va tai va, sukišu visą žolę į ąsotėlį ir užpilu paprastu filtruotų vandeniu. Aš jau vieną ąsotėlį išgėriau ir dabar va antrą užsipilsiu. Tikrai labai malonus kvapas, skonis tai yra. Man tai patiko. Toks gaivus, toks iš tikrųjų neprativnas. Aš jau išgėriau šitą vieną ąsotėlį, tikrai patiko. Tik tais vienas dalykas labai šlapimą varo. Nes čia rašo, kad yra geras dalykas dėl šlapimtakių, kur infekcijos visos. Tai kad per šlapimą išvalo visą mūsų organizmą. Daug gerų savybių apie jį. Ir aš net pirmą kartą tokį dalyką atradau, sužinojau, kad iš tikrųjų auga kieme žolė ir jos nepasinaudoti, aš manau, tai griekas. Tai vat, kad taip užpilu. O žiemą, kaip sakiau, susismulkinsiu ir užsipilsiu, dar turiu spirito 95 laipsnių, tai pasidarysiu spirito tirpaliuką. Žiemai pagert. Kodėl ne, žiemai limfmazgių nepavalius. Tai kad va, parai palieku, o po paros jau bus galima gerti. O aš čia šneku, tik mosmakras matosi. Užsiemu restauraciją. Pasidariau rankenėlę. O tokia rankenėlė buvo. Na, čia toks puodas. Aš šis skalbinius nurenku iš lauko. Nulūžo. Ir man taip gaila pasidarė jo išmestis. Neatsimenu, kurių laikų jau. Ir patys pirmieji atsirado tokie puodai. Puodo aš vadinu, krepšiai. Nulūžo rankena ir mano išradimas. Dabar bus labai faina. Nu, dar patarnaus. Nusipirks spėsim naują. Šmisliončius. Šiais metais mano raganė, tiek jai patiko šitoj vietoje augti. Anksčiau jinai buvo va ten, kur tas staliukas stovi toj vietoje, amžinai pavėsį. Tai nupiepus buvo tokia, nususus, vieną žiedelį, jeigu parodo, duoda, tai labai gerai. Pernai irgi buvo netokia jau vešli. Nu šiais metais, kad sulapojau, kad užaugo, musė tai labai čia patiko. Ir ant saulutės, ir pamaitinta, ir palaistyta. Nežinau, ar žydės jinai ar ne, nes jau va teko vieną šaką netgi ir paryšti. Po lietaus gero net nusvyro iki žemės. Tai vat, kad žydi baltai jinai pas mane. Lauksim žiedelių, turėtų dabar gausiai sužydėti. Arba vienais lapais bus išėjus. Pas mus taip įsilyjo. Perginė mus namo. O, kokia liūtis. O aš gėlytės išnešiau į savo terasą, padėjau. Išplauks jaučiu. Reiks gelbėt. Vo, kaip įsilyjo. Gerai, kad skėčio neišpakavau. Tai nors įsisaugos, atsitupim namuos. Ir žiūrim į tą liūtį. Ot birželis. Visą gegužį šalo, dabar birželis lydis. Kadagi ta vasara bus normali.
Ateis karščiai, vėl bus blogai, vėl zysim visi. Karšta. Vat kur lyja laukia, dabar jau nustojo lyti, bet vis tiek dar labai šlapia, šitiek pripylė. Tai aš va tokią temą, va sėdžiu gal ir galvoju, pas mus pirmadienį atvažiuoja draugai iš Estijos. Mes kartą 5 metus, va taip, tai mes pas juos nuvažiuojam, tai jie pas mus atvažiuoja. Ten vyras dar kai tarnavo tarybinėje armijoje, dar išlikę tie visi, išlikę tokie santykiai draugiški ir jis juos palaiko, ar dabar šeimom draugaujam. Bet aš ne apie tai, bet kai pas mane turi atvažiuoti svečių, aš puolu tvarkyti namų. Kampelius vos ne iki spintų tvarkymo. Negi, paskui tai pagalvoju, negi atvažiuos tie svečiai ir pradės man visom pakampėm viską te kilnot, žiūrinėti, kaip ten tvarkoj ar netvarkoj. Aišku, kad ne, nes aš irgi, kai nuvažiuoju, ašgi nepuolu ten visų pakampių žiūrėti, ten, kur ten būna vonia, tualetą pasinaudoju, ten svečių kambarį ir viskas. O pas man va tokia durna maniera, kad jeigu svečiai, tai vos ne generalinė namų tvarka, ten valai, tvarkai, ten, tai svečiai pabūna vieną vakarą ir išvažiuoja, o tu čia visą savaitę duodės. Vat toks durnas įpratimas. Aš nežinau kaip jum, bet aš va tokį kvailą tokį, kaip čia pasakyti, kvailą tokį pripratimą turiu. Jeigu svečiai, tai vadinasi reikia kuoptis, ir taip jau kitie namai neužleisti, jau ten sulopė, takas nereikia, jau purvo. Nes va tai dabar irgi. Galvoju, šį kartą nesitvarkys. Patvarkys tik tas patalpas, kur bus, kad taip paviršutiniškai dulkių švaru nebūtų. Vis tiek nėra smagu, kai atvažiuoja žmogus, o tu pats matai, ten koks voratinklis kabo. Ne, bet kad va taip, kaip anksčiau būdavo, kad, Dieve mano, ten vos ne namą naujai perstatai tvarkytis, tai sakiau, šitą kartą taip nedarysiu. Bet kur to nedarysiu? Jeigu vieną kampą pakrapštys, tai reiks ir kitą pakrapštyti. Ašgi nepraeisiu kitaip. Bet kad, nežinau, ar visos mes tokios pričiuošusios, jeigu svečiai, tai vos ne namus perstatom, ar dar yra normalių tarp mūsų žmonių, kurie tokių nesąmonių nedaro. Iš tikrųjų, pagalvojus, aš ateinu į svečius, taigi aš nelandžioju po spintas, nelandžioju ten po visus kambarius, po visus palovius, visur žiūrinėti, kas ten daros. Ateini normaliai, pasėdi, pabendrauji, ten tualetas, virtuvę pasinaudoji. Toks pripratimas yra durniau nei už prigimimą, kaip sakoma. Ir tiek šiam kartui mano tokių filmukų. Toks bus truputį po visko bus pridėta. Ir kiemą pamatysit, kas ten mano darosi, ir ten tokių šiokių darbelių, ir toks mišrainė bus surinkta, tokia netematinė. Viskas, bet viskas yra mano gyvenimas. Tie visi momentai, kurie yra nufilmuoti, yra iš mano gyvenimo. Ką, draugai, iki sekančių video. Iki, būkit laimingi.